Vat man įdomu, ką tu manai apie iššūkių savo tikslų išsikelimą metų pradžioje. Koks tavo požiūris apskritai tos New Year's resolutions ir panašiai? Taip, jeigu atvirai, tai jeigu tai kažkam veikia, viskas yra tvarkoj, bet aš tai galvoju, kad tai yra nesąmonė. Nežinau bent jau nei vieno atvejo, kai žmogus su gruodžio mėnesį atsivertęs sakytų, nu va, sausio 1 išsikėlęs buvau savo tokius tikslus, tą ir tą pasiekiau. Netgi yra išskaičiuota, man atrodo, 21 ar 23 dienos, kai ten visi sporto klubai pratuštėja ir baigėsi visi ten tie pažadai savo. Savaime tikslai nėra blogai, bet man atrodo tas toksai lipimas į tą traukinį, kad vat, aš čia būtinai turiu, nes nauji metai, nes man atrodo dauguma taip daro dėl to, kad nauji metai, o ne dėl to, kad jiem tų tikslų reikia. Laiko švaistymas tiesiog, kas yra laimė. Yra lūkesčių ir realybės santykis. Tai jeigu tu savo labai susikeli didelius lūkesčius, o realybė yra daug prastesnė, laimė visai nekvepia.